Nenori, aš čia brolis jau nenori, nu tai ką mes pasakysim. Mes realiai patys medžiotojai esam, bet... Nu, jie atlėkė pas mus į kiemą. Nu taip, čia buvom išvažiavę, ta prasme, aš asmeniškai, žmona buvo namuose. Tai va, ir čia įlėkė pas mus į kiemą. Reiškia, aplėkė visą namą. Ir negalite ramiai gyventi? Ne, tai ramiai gyvenom, nors žinokit, tie vilkšuniai, dideli šuniukai buvo atbėgę. Dabar ta meška jinai ten, kad turvas rudaja, kad jau jį ten visą... Labai bijau, ką dirbu, tą dairausi, ar net bėga čia kelių kubų miškas, tai va čia pat yra. Kaip išgirdom vakar, kad Ukmergės gatvėje jau pamatė, nu tai tvoros tai nėra pas mus. Na ir tuomet tą tokią parą duodam laikotarpį gyvūnui susiorientuoti, grįžti į gamtą. Pamatėme, kad to nepavyksta padaryti, tai imamės kito plano. Tai kitas planas yra jau invazinis, tai yra seduoti gyvūną, naudoti vaistus, injekciniu ginklu ir saugiai perkelti į mišką. Taip, tai sulaukėm iš tiesų nemažai vilniečių reakcijų ir čia norėtųsi turbūt mums visoms institucijoms kažkaip susitart, kadangi ne savivaldybės turėtų tos klausimus spręsti ir čia šiek tiek pasigendam tam tikro koordinavimo, proceso valdymo iš centrinės valdžios pusės. Šiuo atveju esam pasiruošę suteikti visą reikiamą pagalbą, resursus, tik tai ne visuomet sulaukiam instrukcijų, ką ir kada kas turi daryti. Tai labai tikimės tą artimiausiu metu išspręs, kadangi tai jau antras gyvūnas per artimiausias savaitės, tai labai tikimės, kad turėsim aišku algoritmą, kaip tas problemas esant tom situacijom spręsti. Buvo ir Vilniuje Neryje, briedis buvo ir Kaune, reiškia, nutrimtas. Iš esmės, jeigu tai bus kas 2-3 savaitės, mes neturime nenorime, kad ir visuomenė būtų palikta aklai dėl to, kad nebuvo jokios komunikacijos. Ką daryti, turėjo būti rekomendacijos, galbūt neišleisti vaikų, patiems nejudėti, kuriam mikrorajone juda. Ir aš sakyčiau, 100% turėjo po pirmųjų pranešimų perimti, reiškia, meškos nulydėjimo, nuviliojimą ar kitas priemonės pritaikymų jau būtent institucijos. Tiek visos invazinės priemonės, tai yra tiek sedacija, tai yra gyvūno migdymas, tiek tas būtent jau kraštutinis scenarius, tai yra gyvūno nužudymas, yra priemonės tada, kai jau nebeveikia tas pagrindinis planas, kuris iš tikro kelia mažiausiai streso, mažiausiai pavojaus pačiam gyvūnui. Tai šiandienai planas A suveikė, labai džiaugiamės. Tai yra pirmas kartas, kai toks gyvūnas atsirado Vilniuje. Nežinau per kiek metų, gal per kelius šimtus metų. Tai niekas visiškai nieko nežinojo, kaip daryti. Vienas dalykas, nes susidurti su briedžiu yra viena, kai jisai stovi ramiai ir tu gali ten galvoti, kaip jį ten, pavyzdžiui, užmigdyti ir taip toliau. O čia gyvūnas, kuris yra bailus, kuris stresuoja labai smarkiai ir kuris bėga ir nesustoja ir slepiasi, tai niekas su to nėra susidūręs. Ir čia reikia specialistų. Specialistų pas mus tokių nėra. Jeigu palaidi, vienas pasibaidė, pradeda bėgti, visi jie bėga.